tuomet, jeigu išleidžia informacijos, jos analizės. Labą dieną visiems. Aš norėčiau pristatyti tai informacijos analizės asociaciją. Kodėl jinai atsirado? Pastebėjom, kad masinės informavimo priemonės įvairios, sakykime, žmonių grupės kovoja tarpusavy ir naudoja viešųjų ryšių technologijas. Todėl paprastam žmogui atsirinkti tą informaciją, kuri yra dabar šiuo metu skleidžiama per informavimo priemonės masinės, pakankamai sunku. Atsirado dar ir internetinė. Facebookas, kaip individualūs žmonės pradėjo reikšti savo nuomonę. Toliau įvairios organizacijos susikūrė savo tinklus. Be galo daug informacijos tikrai atsirinkti tai, kas tiesa. Be galo sunku, todėl gimė idėja įsisteigti tokią, kol kas savivaldybės mastu tai daroma yra. Nes, sakykime, gyvenam tokio partinio diktato sąlygomis, kai laikraščiai yra nuperkami akcijos jų ir rašomi straipsniai apie paradus su vėliavėlėm ir balionėliais. Žmonės švenčia, džiaugiasi, viskas gerai atrodo Lietuvoje pagal tos laikraščius. O šiaip panosai matosi, kad nėra taip kaip gerai. Tai aš atvažiavau pasakyti ne ką daryti, bet tiesiog norėjau pasakyti, ką aš darau. Atrinkinėjom informaciją ir analizuojam ją ir bandom išsiaiškinti, ko klausyti, o ko ne. Tai va, yra, sakykime, ir gerbiamas Medalinskas, kurio straipsniai be galo yra populiarus, sakykime, ir jos tikrai labai smarkiai žmonės skaito ir mes labai esame susidomėję. Yra tikrai ne vienas internetinis tinklapis, kuris skleidžia, sakykime, objektyvią informaciją. Ir tame sraute ieškom tos tikrovės, nes tikrai labai galima lengvai sumakaluoti makaulę žmonėm, panaudojant būtent informavimo priemonės. Tai nežinau, kaip mums seksis, bet savivaldybės mastu, manau, įmanoma atsirinkti tą teisingą informaciją, kadangi tu labai matai aplink save visą, kas vyksta, ką žmonės daro, ką politikai daro, ką darė iki to, kol daro politikais, ir tą gali tada paviešinti. Dar vienas iš tikslų mūsų asociacijos tai būtų prieš artėjančius rinkimus, bet kokius. Seimo, savivaldybių, gal ne taip, bet labiausiai, kad po Seimo, tai kad žmonės nepažįsta žmonių Lietuvoje. Vienas, reiškia, mes galim pasakyti apie tos politikus, kurie gyvena pagėgiuose konkrečiai. Aš galiu tikrai papasakoti apie juos, kurie balotavosi į Seimą. Nes aš juos pažįstu, jie šalia manęs, aš matau, ką jie daro, ką jie darė ir taip toliau. Bet aš nežinau, sakykime, atvažiuoja politikas iš Alytaus ir jis balotavosi į Seimą. Aš jo nepažįstu, visiškai nežinau, aš tik veidėlį matau. Ar jis ten gražus, ar jis ten senas, jaunas, ar ramus, ar kaip. Ir palei tai bandau balsuoti. Tai va, vienas iš tikslų prieš rinkimus pagal galimybės apvažiuoti ar susisiekti su tais rajonais, iš kurių eina, sakykime, pagrindiniai aukščiausiose vietose tie politikai, kurie balotavosis į Seimą, tiesiog apklausti vietinių žmonių, kas per tas žmonės, ką jie veikia iki to ir išgirsti iš artimiausių. Aišku, mieste galbūt sunkiau tą padaryti ir Kaune, Vilniuose ir Klaipėdoje, bet tokiuose miestuose kaip, Alytus, Biržai, Druskininkai, aš manau, tą įmanoma padaryti, nes žmonės tikrai numato tus vietinius žmonės, kurie užaugo, kokios jų vertybės ir ką jie veiks atėję į Seimą. Tai va, tokie pagrindiniai mūsų tikslai būtų, nežinau, ar mes sugebėsime išaugti ir išsivystyti iki Lietuvos masto. Tai būtų svajonė, bet kol kas tai darysim savivaldybės